Toliau tęsam pamokslus apie vidinį žmogų ir apie kitą žmogų išorinį, kuris labai aiškiai matosi. Ir tiesiog pradėkime nuo maldos. Dieve, ateinam pas tave kaip tavo vaikai, Dieve. Prašom Tėve, kad tu šį vakarą mus pakalbėtum, Dieve. Kalbėk į mūsų ausis atverkęs, kad mes išgirstumėm Tėve. Kad mes suvoktumėm tavo žodį, Dieve, duok mums išminties elgtis pagal tavo žodį, Dieve. Suminkštink dabar mūsų širdis, Viešpatie, paruoškės priimti tavo tiesą. Tėveli, su tavo vaikai, Viešpatie, čia susirinkom tavęs išgirsti. Kalbėk, Dieve, Jėzaus Kristus vardu. Amen. Praeitą sekmadienį kalbėjom apie vidinio žmogaus siekį mąstyti apie tai, kas yra aukštybėse. Ir suvokiam, kaip tai yra be galo svarbu. Mąstyti apie tai, kas yra aukštybėse. Apie tai, kas mūsų tikrose namuose, kur mes einam. Mes žinom, kad kur yra mūsų tikrieji namai. Mūsų tikrieji namai yra danguje. Efeziečiuose yra parašyta, todėl jūs jau nebesate pašaliniai, nei svetimšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai. Ir mąstydami apie tai, kas aukštybėse, mes tampam tokio nusistatymo, kaip Kristus, o tapę tokio nusistatymo, kaip Kristus, mes galim išlikti šventais, mes galim nenusidėti, nes kai mąstai apie tai, kas aukštybėse, tau tiesiog nėra laiko, sakiau, mąstyti apie tai, kas čia žemė, tai, kas mūsų supa, kokie mūsų įgydžiai, kokie mūsų įnoriai, kai mes galvojam, kas laukia, kokia šlovė laukia mūsų dangui. Taip pat mąstydami apie aukštybės, mes sugebam ištverti sunkumus, kurie čia mūsų laukia, arba kurie jau šiandien yra atėję. Iš tiesų, kai mes mąstom apie tai, kas yra aukštybėse, mums tai padeda ištverti. Vėlgi pasikartosiu, Spurgeonas, kaip rašo, ta prigimtis, ta naujoji prigimtis, jinai to ir trokšta, kad mes atsiduotumėm ją ir jinai mąstytų apie tai, kas yra aukštybėse. Ir mes su ta prigimtim, ji yra dieviškos prigimties ir negali nuodėmiauti, nes yra gimusi iš Dievo. Ji neturi jokio polinkio nuodėmiauti ir visi jos troškimai yra nukreipti į dangų ir į Kristų. Ji niekada nenusileidžia žemiau šios padėties. Ji visada siekia dangaus ir mes visi turim to paties siekti. Šiandien noriu tęsti mąstymą noriu tęsti toliau apie mąstymą. Laiške Romiečiams 8 skyriui 6-7 eilutė sako šitaip. Kūniškas mąstymas tai mirtis, o dieviškas gyvenimas yra ramybė. Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui. Jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklūsti. Taigi yra kūniškas mąstymas ir yra dvasiškas mąstymas. Kūniškas mąstymas yra priešiškas Dievui, nes kūniškas mąstymas iškraipo viską, kas yra iš Dievo. Pavyzdžiui, meilę kūniškas mąstymas paverčia ir sumenkina iki kūniškos aistros patenkinimo, tai yra sekso. Džiaugsmą kūniškas mąstymas paverčia girtuoklystę ir kitais pigiais malonumais. Vėlgi laisvė paverčia į teisę rinktis pagal kiekvieno suvokimą. Tikriausiai visi esam girdėję, aš turiu teisę rinktis. Aš turiu teisę rinktis. Kūniškas mąstymas veda į įvairias ligas, fizinės priklausomybės ir net į mirtį. Kūniškas mąstymas negali paklusti Dievui, jis priešiškas Dievui, nes vykdo piktojo valią. Kūniškas mąstymas klauso piktojo ir eina ten, kur jį veda tas piktasis, o piktojo tikslas yra vienas – nužudyti. Tačiau dvasiškas mąstymas yra gyvenimas ir ramybė. Juk Kristus sako, kad jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tie, kas mąsto dvasiškai, yra užlieti ramybės ir jie nebūkštauja, kai prieš juos atsistoja kalnas. Jie nebūkštauja, kai pasaulis iš jų nori atimti patogumus, pavyzdžiui, namus ar darbą. Nežinau, darbas yra patogumas, bet mes išliekam ramus, kurie mąstom dvasiškai, kurie esame užlieti šventosios dvasios.
nes mes pasitikim Dievu. Dvasiškas mąstymas nuolat kelia akis į Dievą ir tai, kas jo laukia danguje. Tas dvasiškas mąstymas, kuris ateina iš Dievo, kaip aną kartą šnekėjom, tai yra dovana. Tai mes galim priimti. Bet tai yra taip pat ir teisė, iškovota ant kryžiaus. Tai yra teisė, kurią mes galim pasimti, į kurią mes patenkam. Mes patenkam į tą sąrašą žmonių, kurie čia sėdim, kurie priimam Kristų, kurie gali naudotis tą teisę mąstyti ne kūniškai, bet dvasiškai. Nes ant kryžiaus Kristus iškovojo mums šitokią teisę. Tai man labai patiko, kaip pastorė iš Londono kalbėjo apie tą teisę tokių palyginimų. Sako, įsivaizduokit, kad jūs gavot palikimą, sakykime, 1 milijoną svarų. Jūs gavot palikimą 1 milijoną svarų ir jūs sakot, gavau 1 milijoną svarų, aleliuja, aleliuja. Ir po savaitės tu vis dar vaikštai, visiems grės, aš gavau 1 milijoną svarų, aleliuja, gali paklausyti. Po 2 mėnesių tu vis dar eini ir grįžti po žmonės, kad tu žinai, ką mes turim 1 milijoną. Mes turim 1 milijoną. Po 10 metų tu dar nenaudoji to 1 milijoną, bet toliau džiaugies, kad tu gavai tą 1 milijoną. Ir tu miršti su sąskaitoje 1 milijoną, bet tu jo niekiek neišnaudoji. Tu jo nei trupučio nepanaudoji. Tu tik džiaugiais tuo, ką tu turi. Bet tu jo nenaudoji. Ta teisė mes turim naudoti, tą laisvę ant kryžiaus, tą ramybę ant kryžiaus, kurią Kristus iškovojo, mes ją turim tikėti, mes ją turim pasimti ir mes ją turim naudoti. Todėl aš šiandien noriu dar truputį pašnekėti apie dvasišką mąstymą. Apaštalas Paulius sako, kad mes turime Kristaus protą. Pirmame laiške Korintiečiams 2 skyriui 16 eilutė taip sako, kasgi suvokė viešpaties mintį, kad galėtų jį pamokyti. O mes turime Kristaus protą. Mes turime Kristaus protą. Taip pat laiške Efeziečiams ragina ir įspėja. Taigi aš liepiu ir įspėju viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgiasi pagonis dėl savo proto tuštybės. Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanimo bei širdies užkietėjimo. Jie sustabarėję, pasidavę gašlumui, nepasotinamai daro visus nešvarius darbus. Bet jūs ne taip pažinote Kristų. Juk iš jo girdėjote ir jame išmokote, nes tiesa yra Jėzuje, kad privalu atsižadėti senojo žmogaus ankstesnio gyvenimo būdo. Žlugdančio apgaulingais geismais, atsinaujinti savo proto dvasioje ir apsirengti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Tai yra teisė, kurią Kristus mums iškovojo ant kryžiaus. O laiške Filipiečiams Paulius ragina būti tokio mąstymo kaip Kristus. Filipiečiams 2:1-8. Taigi, jeigu esama Kristuje kokio padrasinimo, meilės, paguodos, jei esama kokio dvasios bendravimo, nuoširdumo ir gailestingumo, tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamisi vienos minties, turėdami vienokią meilę, būdami vieningi ir to paties nusistatymo. Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Kitose vertimuose yra prašyta, būkite tokio mąstymo kaip Kristus Jėzus, kuris esybė, būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžę savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė save ir esybė tapo tarnu ir panašus į žmones. Ir išorė tapęs kaip žmogus, jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, net iki kryžiaus mirties. Tokią Kristus norime matyti bažnyčią ir tokią Paulius norėjo matyti bažnyčią. Taip ragindama žmonės. Kad mes visi turėtumėm Kristaus mąstymą. Kai mes turėsim Kristaus mąstymą, mes turėsim ką? Bendrą mąstymą. Mes turėsim vieną mąstymą. Mes turėsim vieną mintį. Kai mes visi turėsim Kristaus mąstymą. Įsivaizduokit, kad vyksta vestuvės. Jaunikis stovi pasiruošęs ir pastorius stovi, atsivertęs Bibliją, irgi pasiruošęs.
svečiai susirinkę, stovi, laukia, kol nuotaka įžengs ir sudaro duris ir nuotaka įžengia į bažnyčią. Artėjant nuotakai pasigirsta tokie nustebimo garsai. Kažkoks judimas, kažkas vyksta. Kuo nuotaka arčiau eina, tuo visi mato, kad nuotakos suknelė visa apiplėšyta, tokia apdrabstyta purvais. Nuotaka nusišypso, ten nelabai dantų yra. Ir paki, mėlynė ir neartėja link to jaunikio. Kažkas sušunka iš salės, sako, šitas jaunikis yra vertas geresnės nuotakos. Ir žinot, jei jaunikis Kristus, tai kokios nuotakos Kristus būtų vertas? Jeigu jaunikis Kristus, tai kokios nuotakos jis turėtų būti vertas? Žinot, šiandien mes esam jo sužadėtinė. Mes esam ta nuotaka, ta išrinkta, ta apiplauta. Mes esam jo nuotaka. Ir šiandien sakysim absurdas. Mes nesam tokia nuotaka, kokia aš tik ką nupiešiau, bet ar tikrai, iš tikrųjų bažnyčioje yra tiek daug nepasitenkinimo, tiek daug vaidų, tiek daug susiskaldimų, tokio nepasitenkinimo, kad kartais, kai šito nebūna, atrodo, lyg kažko trūksta bažnyčiai. Ir šiandien noriu užduoti klausimą, kas jūs labiausiai skaudina, būnant bažnyčiai. Per mažai meilės, ar vienybės nebuvimas, ar išdidumas. Bet žinot, tai yra tik tai simptomai. Tai yra simptomai daug gilesnės problemos. O pati didžiausia problema yra tai, kad mes, kaip bažnyčios nariai, kaip to kūno dalis, mes neatnaujinam savo proto. Mes stengiamės įvairiais kitais būdais įveikti simptomus, tai yra nenusidėti, tai yra iš paskutinių stengtis pamilti vienas kitą, suprasti vienas kitą, padėti vienas kitam, be murmėjimų kartais neišeina, bet mes vis tiek kažkaip padedam. Bet tai yra tik tai simptomai, dar kartelį kartoju, o pagrindinė problema yra tai, kad mes nenorim atnaujinti proto. Mes nenorim atnaujinti proto Kristuje su dvasios, su šventosios dvasios pagalba. Tai yra didžiausia problema. Laiške Romiečiams 12 skyriuje antra eilutė sako šitaip. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Taigi mes turim būti vienos minties, vieno mąstymo. Mes turim siekti to mąstymo kaip Kristus. Žinot, pirmiausia, noriu pašnekėti apie reputaciją, kuri šiandien mums taip stipriai rūpi. Tai yra reputacija. Yra dvi reputacijos. Ir ta viena yra neteisinga, bet jinai mums labiau rūpi iš tikrųjų. Tai yra mūsų pačių reputacija. Mums taip jinai rūpi. Žinot, šiandien žmonėm yra be galo svarbi reputacija. Kaip aš čia dabar pasirodysiu prieš kažką. Jei taip šnekėsiu, mane išjuoks, mes dažnai taip sakom. Jei mano bendradarbis sužinos, kad aš krikščionis liksiu vienas ir taip toliau. Gal ne visus čia sėdinčius tie klausimai taip kamuoju, bet daugiau ar mažiau, manau, kiekvieną. Bet jūs tik pagalvokit, kaip Kristus Jėzus, kuris esybė būdamas Dievas, nesilaikė, pasiglemžė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė save ir esybę tapo tarnu. Jis turėjo lygybę su Dievu, jis buvo vienas su Dievu, bet jisai apiplėšė save. Jam ant žemės, jam visiškai nereikėjo tos reputacijos. Atvirkščiai, žmonių akim žiūrint, jis elgėsi visiškai atvirkščiai nei kaip karalius. Turėjo to elgtis. Net atrodė visai kitaip. O mes, būdami dulkėmis, mums taip rūpi mūsų apdulkėjusi reputacija prieš kitas dulkės. Mums taip jinai rūpi. Dvasiškas mąstymas yra nuolankumas.
kai man labiau rūpi kito gerbūvis. Dvasiškas mąstymas yra, tai kai nebijai kito žmogaus nuomonės apie tave. Tai yra dvasiškas mąstymas. Tu esi Kristuje Jėzuje, tu esi jo nuotaka. Žinok, kas tu esi. Žinok, pasaulis mąstys visai kitaip. Pasaulis žvelgs į mūsų gyvenimą ir jie mąstys visiškai kitaip. O mums svarbiausia visai kas kita. Korintiečiuose 2 laiške 6 skyriui 4-10 eilutė sako šitaip. Nuo 4 iki 10. Bet visame, kame pasirodome Dievo tarnai, mes turim pasirodyti kaip Dievo tarnai, su didelė kantrybė, skausmuose, sunkumuose, suspaudimuose, plakimuose, įkalinimuose, sąmyšiuose, darbuose, budėjimuose, pasninkuose, tyrumu, pažinimu, pakantumu, gerumu, šventąja dvasia, neveidmainiška meilė, tiesos žodžiu Dievo jėga, teisumo ginklais iš dešinės ir kairės, gerbiami ir negerbiami, šmeižiami ir giriami, laikomi apgavikais ir teisėjaisiais, nepažįstamais ir gerai žinomais, laikomi mirštančiais, bet štai mes gyvi. Esame baudžiami, bet nenužudomi. Mūsų liūdina, bet mes visada džiaugiamės. Esame skurdžiai, bet daugelį praturtiname. Neturime nieko ir valdome viską. Esame skurdžiai, bet daug ką praturtiname, man tai labai patinka šitą. Neturime nieko, bet valdome viską. Kalbant apie reputaciją, iš tiesų mums turėtų rūpėti reputacija tik vieno asmens. Tai yra mūsų jaunikio, mūsų Kristaus, mūsų Dievo. Naujoji prigimtis rūpinasi kita reputacija. Jis visai nesirūpina kūnišką reputaciją. Mums turi rūpėti mūsų Tėvo, kuris yra danguje, reputacija. Mes juk norim, kad Dievą, mūsų Tėvą, kuris yra danguje, šlovintų aplinkiniai už mūsų gerus darbus. Ir kai mes pristatysim jo reputaciją savo, tai darom dėl jo, ne man plokit, ne prieš mane lenkitės. Ne aš Dievas. Dievas yra mano Tėvas, jam plokit, jam lenkitės, nes jis to vertas. Čia yra jo reputacija, aš stoviu čia dėl jo, aš esu ambasadorius. Žinot, korintiečius yra prašyta, mes esame ambasadoriai. Žinot, ką veikia ambasadoriai? Ambasadorius vienas žmogus atstovauja visos valstybės interesus kitoje valstybėje. Tai jeigu mes esame ambasadoriai dangaus, ambasadoriai Dievo karalystės ir pačio karaliaus, mes turime atstovauti jį ir rūpintis jo interesais, jo reputacija. Jo reputacija, aš nežinau, iš tiesų sumažėja, padidėja. Dievas yra visagalis ir jam iš tikrųjų mūsų net nereikia. Bet jis vis tiek myli mus, jis vis tiek už mus mirė, mes kažkodėl jam esam reikalingi ir šiandien aš negaliu to suvokti. Kodėl? Kaip tas vagis ant kryžiaus, tu tik atsimink mane, bet kartais atrodo iš viso, kaip tu mane gali atsiminti tokį. Mums turi rūpėti jo reputacija. Žinot, girdėjau tokį vieną pastorių ir Indijoje pas vieną žmogų jis buvo turtingas ir jis turėjo tarnaičių ir tarnų. Ir pas jį, kai susirinkdavo svečiai, tiesiog stalai visą laiką būdavo nukloti, viskas grindys įsirbliuotas, viskas išplauta ir nieko nereikėdavo rūpintis. Tie svečiai ateidavo ir jie sakydavo, viskas čia yra paruošta, ačiū tau, ir visi dėkoja šeimininkui. Sako, šeimininkė, koks skanus tavo pyragas, o iš tikrųjų tarnaitė iškepė. Po to kažkur indai dingsta vėl, viskas sutvarkyta, desertai ir visa kita. Ir tų tarnaičių nesimato, tų tarnų nesimato, nes jiem tai yra jų darbas. Bet visą šlovę pasiima šeimininkas. Ir mes tai turim daryti, ir mums turi rūpėti jo interesai, jo reputacija. Ir mes tai turim daryti, kartais net paslapčiojam. Dėl Dievo, tyliai. Jėzus, būdamas lygiu su Dievu, visai nesibodėjo lytėti raupsuotusius. Jis buvo su muitininkais, sėdėjo kartu su jais. Jam visiškai nerūpėjo jo paties reputacija.
Fariziejai šaukdavo ant jo, sakydavo, ką tu čia darai su jais, jeigu tu esi mesijas, jeigu tu esi pranašas, jeigu tu esi mokytas, tau netinka su jais būti. Bet jis lydėjo rapsuotusius, kurios niekas nenorėdavo paliesti, o jisai pilietė. Jis paliesdavo apsėstai. Jis atėjo į žemę, kad ne jam tarnautų, bet kad pats patarnautų. Būkime tokio mąstymo. Rūpestis, reputacija, tai kūniškas mąstymas. Ir savo reputaciją. Mums turi rūpėti dalykai, kurie rūpėjo Kristui. Turėti Kristaus protą. Antra, būti išmintingam savo paties akise. Tai yra didžiulė problema. Ir mes šiandien sakysim, šita problema mūsų nekamuoja bažnyčiai ir mes meluosim, nes jinai mus kamuoja. Izaijo pranašystė 5 skyriui 21 eilutė sako šitaip. Vargas tiems, kurie išmintingi savo pačių akise ir sumanus savo pačių manimų. Vargas tiem, kurie yra išmintingi savo pačių akise ir sumanus savo pačių manimų. Iš tikrųjų, tai yra pats pirmasis sugundymas. Tai yra pats pirmasis sugundymas, per kurį dabar mes kovojam su ta senąja prigimtimi. Visą tai buvo ten. Pradžios knygai, vėl grįšime atgal. Pradžios knygai, 3 skyriui, nuo 1 iki 6 eilutės, parašyta šitai. Gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, kuriuos Viešpats Dievas atvėrė. Ji tarė moteriai, ar tikrai Dievas pasakė, nevalgykite nuo visų sodo medžių? Moteris atsakė gyvatei, mums leista valgyti sodo medžių vaisius, išskyrus vaisius medžio, kuris yra sodo viduryje. Dievas įsakė, nevalgykite nuo jo ir nelieskite jo, kad nemirtumėte. Gyvatė atsakė, nemirsite. Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo jo, atsivers jūsų akis ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Kai moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, patrauklus akim ir vieną suvalgius galima įsigyti išminties, ji paėmė jo vaisių, pati valgė ir davė savo vyrui ir jis valgė. Argi ne tas pats? Būti išmintingam savo akise. Nepaklus Dievui. Mes šiandien sakom savo, ar tikrai Dievas šitaip sako? Mes net savo taip sakom. Ar tikrai Dievas taip galėjo pasakyti? Nei vienas iš mūsų nežinom žodžio iš kiekvienos eilutės. Bet labai kartais drąsiai sakom, Dievas šitaip sako. Tada kitas sako, ar tikrai Dievas šitaip gali sakyti? Ar tikrai Dievas taip sako? Ar tikrai Dievas ragina aukoti tą? Ar tikrai Dievas šiandien dar kalba mums apie dešimtinę ir mes klausim, užduodam savo klausimus ausyse. Ir labai dažnai mes elgiamės pagal savo pačių sumanimą, savo pačių mąstymą. Bet Izaijas ragina ir įspėja, sako, vargas tiem, kurie galvoja, kad jie mąsto teisingai. Tai tik galvoja, kad mąstai teisingai. Ar tikrai Dievas sakė? Arba dar kitaip sakom, kai mes meldžiame šitaip ir mes esame įsitikinę, kad mums reikia taip pasiekti, bet mes sakom Dieve, jeigu tai yra tavo valia, priversk mane tai padaryti. Jeigu tai yra tavo valia, priversk man tai padaryti. Arba iš kitos pusės. Jau esam viską suplanavę, mums iš tikrųjų nerūpi jo valia, mes sakom šitaip, Dieve, sustabdyk mane, jeigu tai yra tavo valia. Mes šitaip meldžiamės. Sustabdyk mane nuo šito apsisprendimo. Sustabdyk, jeigu tai yra ne tavo valia. Sustabdyk mane. Ir Dievas nesustabdo. Ir mes klausim po to, kodėl mes šitaip nukentėjom. Dievas nesustabdė, nes Dievas tavęs nestabdo. Nes Dievas tavęs neverčia. Turėti Kristaus mąstymą. Būt jo mąstysenos, tai yra taip be galo svarbu atsiduoti šventai dvasiai, būti jautriam jo balsui, tai yra be galo svarbus dalykai mūsų gyvenime, mūsų krikščioniškam keliui. Jeigu mes jo negirdim, jeigu mes jo nesuvokim, mes vadovavomės savo pačių išmanimų, o tas išmanimas, kaip viena patarlė sako, mes, sako, suplanuojam daug dalykų. Ir mūsų akise tie keliai atrodo teisų teisingi, bet visi šitie keliai veda kur? Į mirtį, į pražūtį. Jeigu mes tai patys sugalvojam,
Taip, teisingai Dievas labai dažnai elgiasi mums nesuvokiamais metodais. Bet tai yra jo mąstymas ir kaip yra parašyta vėl Izaijoje, sakoma, nes mano mąstymas nėra jūsų mąstymas. Mano keliai nėra jūsų keliai. Tai įsivaizduokit, kaip aukštai nuo žemės yra jo mąstymas, kaip mes skiriamės nuo jo. Ir kaip yra svarbu turėti jo mąstymą. Jeigu vadovausimės kūniškų supratimu, kūniškų suvokimu, mes einam į pražūtį, laukia mūsų mirtis. Tačiau dvasiškas mąstymas, kuris yra mumise, tai yra mūsų teisė, dar kartelį kartoju, jis yra mumise, mes tik turime juo naudotis. Tada mes turėsim ramybę ir gyvenimą. Žinot, aš nekalbu apie proto lavinimą, aš nekalbu apie išsimokslinimą. Ir Izaijas apie tai nekalba. Jis kalba apie apsisprendimą, kažką daryti. Jis kalba apie tiesiog, ką aš dabar darysiu. Aš sugalvoju, aš darysiu. Tai daugiau, mažiau susijęs su humanizmu. Humanizmas yra, kai tau nerūpi, kas yra Dievas, tu pats į savęs gali egzistuoti. Tau taip atrodo. Humanizmas tai reiškia. Mums nėra Dievo. Mes patys į savęs egzistuojame. Mes esame tiek protingi, mūsų protai tiek gilūs, kad mes visą visatą dabar galėsim ištirti. Ir taip toliau ir panašiai, bet niekas nesikeičia. Mes nepasislėpiam nuo nuodėmės, mes nepasislėpiam nuo pykčio, neapykantos vienas kitam. Vėlgi, nes tai yra tik simptomai didesnės ligos. Toksai Lloydsas Jonesas iš ištraukos apie humanizmą, jis rašo šitaip. Evangelija neniekina išsilavinimo ir išmanimo. Priešingai, Evangelija suteikia didelę vertę intelektui. Tegul niekas negalvoja, jog Izaijas čia nori pasakyti, kad protas neturi jokios vertės, ar kad sugebėjimai, suvokimas ir mąstymo galia yra niekam nereikalingi. Ne, jis kalba ne apie tai. Nei intelektas, nei išmintis nėra blogi patys į savęs. Biblija mums sako, kad pati, didžiausia dovana, kurią Dievas davė žmogui, nekalbu dabar apie sielą ir dvasią, yra protas, mąstymas ir suvokimas. Žmonės yra nuostabūs tuo, kad jie gali tyrinėti, stebėti ir kritikuoti patį save. Tai yra didelė dovana, kurią, kaip sako Biblija, davė pats Dievas. Todėl negalima paniekinančiai kalbėti apie protą, mąstymą ir suvokimą. Mes tam neturim teisės. Tačiau gaila, bet žmonių protai pasuko neteisingą linkmę ir jie nežino, kaip juos teisingai naudoti. Protą privalu pavesti Dievui. Juk pagrindinis įsakymas skamba tai: mylėk viešpatį savo sielą, savo visa širdimi ir protu. Kaip viešpatį mylėti protu? Tik turint Kristaus protą. Savo protų mes jo negalime mylėti. Mums to neišeis padaryti. Kūniškų mąstymų mes jo nepamirsim. Tai tik dvasios dovana. Pati meilė yra dvasios dovana. Tas naujas mąstymas yra dvasios dovana. Ir tik tais per dvasią tu gali mylėti Dievą taip, kad jam iš tiesų patikti. Ir pagrindinis dalykas. Mąstyti kaip Kristus. Tai reiškia turėti tokį mąstymą kaip Kristus. Ir tai reiškia paklusti Tėvui. Pats svarbiausias dalykas. Paklusti Dievui. Kristus sako kažkur: aš atėjau vykdyti Tėve tavo valios. Šiandien mes atsikeliam ryte ir sakom: Dieve, padėk mums vykdyti savo valią. Padėk mums įvykdyti tai, ką aš suplanavau. Mes nesidomim, kokia yra jo valia. Mes nesakom atsikėlę ryte: Dieve, kokia bus tavo valia šiandien man. Ką aš turiu įvykdyti, kad tau patik, ką aš turiu, ką tu man esi paruošęs. Mes gal netgi tokiais žodžiais nesimeldžiam, bet mes gyvenam tuo. Kažkur dar yra parašyta: jam labiau rūpi ne auka, o paklusnumas.
Tai yra toks svarbus dalykas – paklusnumas. Pirmas karalius, Saulius, nepakluso vieną vienintelį kartą. Ir Dievas lygina tą nepaklusnumą su tokiom baisiom nuodėmėm, kaip raganavimas, kai nepaklusti Dievui, kai nepaklusti jo balsui, kai išgirdęs, kad jisai kalba, tu elgiesi visai ne taip. Kai tu suvoki, kaip reikia elgtis, bet tu taip nesielgi. Tu nepaklusti jam ir tai yra tas pats, kas šventvagystė, tas pats, kas raganavimas. Baisiausia nuodėmė, kokia gali būti. Ir Dievas ištiko Saulį. Dėl vieno nepaklusimo ištiko Saulį. Ir neatsigrėžė. Kiek mes kartų nepaklūstam per dieną, net baisu. Ir tai tęsės nuo pačios pirmosios nuodėmės vėlgi. Nes Adomas ir Ieva nepakluso. Ir kas atsitiko su jais? Jis juos ištrėmė. Bet tai yra tokia nuostabi asimiliacija tarp Adomo, Ievos ir Kristaus. Ir jie visi trys sode. Adomas ir Ieva sušuko: mano valia, ne tavo. Mano valia, o ne tavo. Ir buvo ištremti. Ir Jėzus suklupęs Jono Evangelijoje, Getsemanės sode, sušunka: Tėve, tačiau tavo valia, o ne mano. Jei tu gali patraukti šitą puodelį, šitą sužlugdymą manęs, patrauk nuo manęs, bet Tėve, tebūnie tavo valia, o ne mano. Ir dabar per Kristų mes galim grįžti atgal į sodą, grįžti atgal į tą patį bendravimą su Dievu. Tik per jo auką, nes jis mirė ant kryžiaus ir ant kryžiaus iškovojo mums teisę į dvasišką mąstymą, į šventąją dvasią, kuri yra taip nuostabu. Mes šiandien su Roberta klausom ir sakom, tai tarsi naujai išgirsti žodžiai. Dievas manyje. Dievas manyje. Ne vienoje religijoje pasaulyje šito nėra. Vienintelė religija, vienintelis tikėjimas, mūsų tikėjimas, kur Dievas gyvena žmoguje, mumise. Ir dabar mes turim visas teisės į tą laisvą gyvenimą, į naują gyvenimą, į tą gilesnį gyvenimą. Ir visai neapsiriboti to kūniško gyvenimo. Šiandien raginu mąstyti dvasiškai, nes dvasiškas mąstymas yra ramybė ir gyvenimas. Mąstyk dvasiškai ir tu būsi pasiruošus nuotaiką. Mąstyk dvasiškai ir tu būsi nuotaiką su visais dantim ir su gražiom akim. Ir tavo suknelė bus baltesnė už sniegą. Ir kai tu eisi bažnyčią, kai tu eisi tą dieną pas savo jaunikį, pas Kristų, tu būsi tokia graži, kad angelai dainuos giesmes tau einant. Ir Kristus, tavo jaunikis, šypsosis, iš džiaugsmo tiesi tave rankas ir sakys, pagaliau mes kartu, amžinai. Dieve, Jėzaus Kristus vardu meldžiuos. Prašau, Viešpatie, atverk mūsų akis. Mes dar nematom, Dieve. Mes dar nematom, Viešpatie, padėk mums ištirti savo pačių širdis. Padėk mums suvokti, Tėve, kaip mes nuostabiai esam sukurti. Mes turim sielą, dvasią ir kūną, Viešpatie. Padėk mums suvokti, kas yra svarbiausia iš šitų. Ir kaip kūniškumas bando pagrobti mūsų sielą visokiais melais, apdujina mūsų akis, mūsų mąstymas. Pradedam klausti iš tiesų, ar tai yra tavo valia, Dieve. Neleisk mums nukrypti nuo kelio, Viešpatie. Grąžink mus atgal, trauk mus prie savęs, Dieve. Mes šiandieną čia susirinkę trokštam iš visos širdies turėti tokį mąstymą kaip Kristus, turėti tokį nusistatymą kaip Kristus,
būt tarnais vienas kitam, būt tarnais šito pasaulio, kad mes patarnautumėm žmonėm gerais darbais ir kad tavo reputacija, o Dieve, būtų mums labiau rūpima nei mūsų pačių Viešpatie. Iš visų jėgų mes maldavom šį vakarą, Tėve, kad tai, ką Tu šiandien mums sakėjai, liktų mūsų ausyse, Viešpatie. Padėk tą žodį į mūsų širdis, Viešpatie, kai mes susidursim su situacijom, susidursim su tais kalnais, su to kūniškumu, Viešpatie, kad mes išliktumėm ramybėj, Dieve, ir sakytumėm, kad mano teisė rinktis dvasišką mąstymą, o ne kūnišką. Aš turiu tą teisę pasakyti ne kūniškumą, aš turiu tą teisę visą jėgą suvaldyti kūniškumą, nes manyje gyvena Kristus, nes manyje gyvena jo šventoji dvasia ir aš esu naujas kūrinys jame, mano dvasia yra visiškai atnaujinta. Dieve, padėk mum, Jėzaus Kristaus vardu meldžiam. Padėk mum, Dieve, pažint patį save, Viešpatie. Ir kad mes plyšt, vadovautumėmės dvasišku mąstymu, tokiu kaip Kristus. Kad tavo nuotaika būtų nuostabaus grožio ir visiškai pasiruošus, ir visiškai tikėjime. Kad kai tu grįši mūsų pasiimti, tu rastum mumise tikėjimą. Tai Jėzaus Kristaus vardu. Ir visi sakom, Amen.